karto toks spoileris, užbėgant įvykiam už akių, po 4 metų man pasikartoja lygiai ta pati būsena, tik tai daug didesnių stiprumų, daug ilgesnės trukmės, kaip ir sakiau, mėnesiais, tik tai skirtumas vienas, kad tą žmogų aš jau labai gerai pažįstu ir labai gerai suprantu, kokie pavojai man gali grėsti, kokie ne, kokių grėsmių aš galiu sulaukti ir ko man verta bijot. Ne visada matrica nori, kad mes tam tikrom temom kalbėtume, todėl nieko keisto, jeigu kažkas čia bus su kliurkom. Svarbiausia, kad iš jūsų išeitų šitas video, nes patikėkite, šitą temą kalbėti tai mažiausiai norisi. Atrodo, nusistačiaugi. Aš nusistačiau. Begarsį režimą. Koks čia, blėt, režimas begarsis tada? Skambino man šiandien visą dieną, taip gyvenime nebuvo, kad tiek man daug kas skambintų. Japona, mat. Blėt, dabar grėš man čia visą laiką ant gars. Valio, super, kad fonas būtų kuo šudinesnis, ne? Gerai, nepaisant nieko, pradedam važiuojam. Prieš kelis metus mano gyvenime buvo laikotarpis gana ilgas, kai išgyvenau milžinišką baimę dėl savo ir savo dukros gyvybės. Ten baisu yra prisiminti, iš tikrųjų, man iki šiol ten atmintis yra to vietoje užblokuota. Ir aš labai nerimavau, kad buvęs mano sutuoktinis iš tikrųjų gali ką nors sugalvoti tokio, jau labai piktybinio. Arba man, arba vaikui. Didesnė tikimybė, kad man ir kad gali, žodžiu, pasiųsti mus į aną pasaulį. Arba mane. Žodžiu, visi mano įmanomi trigeriai buvo pačiam piko taške. Aš patyriau maksimalų visų savo saugumo sistemų aliarmą, koks tik tai gali būti. Ir tai truko apie pusę metų. Totalus drebato, totalus bijojimas ir panika truko mėnesius. Non-stop. Kaip aš tai pergyvenau, nežinau, bet kuriuo atveju tai pasekmės liko tokios, kad ligos ir kūno negalavimai. Man po to sugrįžo atgarsių po visų šitų bairių, bet aš bent jau vis dar esu gyva. Kuo aš labai nuoširdžiai džiaugiuosi, patikėkit. Jau tapo graži tradicija, kelinti metai balandį, žydint narcizams, aš sveikinuosi su jumis iš nuostabaus mūsų Druskininkų miesto narcizų lauko. Muzikytė, kuri girdėsite fone, visada puikiai tinka mano narcizistiniam temom, bet šita muzikytė yra šito lauko muzika. Visada žydint narcizams, Druskininkai leidžia nuostabią muziką dienos metu visą savaitgalį. O naktimis tai ir nuostabiaus šviesų lazerio efektai vyksta. Atvažiuokit, nepamirštamas reginys, visi, kas norite malonių įspūdžių per daug toli iš Lietuvos nekeliant kojos, atvažiuokite balandį, nors ir ne sezonas atrodo, ne vasara, pavasaris, atvažiuokit balandį į Druskininkus. Kiek čia visko yra ką nuveikti. Pas mus taip šitas miestas klesti ir atsigauna, žydi, keliasi, statosi, kiek daug darbo, kiek daug širdies įdeda savivaldybė. Visiškai neplanavau aš čia jokios reklamos padaryti, bet aš savo miestą myliu, kuriame aš gyvenu. Man norisi jį reklamuoti visiškai nemokamai. Kad geri dalykai turi plisti ir sklisti. Ypač pas mus mažoje Lietuvoje. Žodžiu, grįžtant prie temos. Gerai, kad čia mano tai yra toks gražus narcizų laukas, biški mane pablaškys visom prasmėm, todėl kad tema sunku koka, apie ją kalbėti nelabai lengva ir ne visai norisi, pasakysiu tiesiai. Bet aš pasistengsiu, kad nebūtų taip labai sunku klausyti, kad būtų biški lengva. Nes aš pati jau savo viduje daug virškinamo darbo padariau. Mamytės, jeigu dabar su vaikučiai žiūrite prie ekranų vaikai, patraukit juos nuo ekranų. Tai vat. Instagramo algoritmas man per dieną meta bent po kelis moterų akauntus. Moterų, kurios kelia į viešumą savo šeimoje patirto smurto istorijas, skelbia, dalinasi, pradeda skleisti informaciją tiesiog masiškai. Yra beprotiškas kiekis moterų, kurios nustojo tylėt, pradėjo kalbėti. Kažkas vyksta su moterų sąmonė ir apskritai su viso pasaulio sąmonė. Kažkoks didžiulis lūžis, didžiulis virsmas. Ir ačiū Dievui pagaliau tiek šimtmečių, tūkstantmečių tylėta, atsiveria mūsų burnos ir atsiveria ta erdvė šitai informacijai ateiti. Europoje per metus yra nužudoma apie 3500 moterų. Iš jų 30–40% nuo to skaičiaus nužudo jų intimus partneriai. Kalbant apie pasaulinį mastą, tai apie 85 000 moterų per metus yra nužudoma ir 51 000 maždaug yra nužudoma
partnerių arba šeimos narių. Dauguma moterų nužudimų įvyksta namuose. Dauguma įvyksta po ilgalaikės tęstinės smurto istorijos. Tai sudaro apie 2-3 moteris per dieną. Kvėpuojam, perleidžiam per save, leidžiam šitą informaciją pratikėti. Jeigu jinai pilnai pratikės per mūsų kūną, per mūsų visas sistemas, jinai išeis. Iš karto pasakysiu, nėra viskas taip tamsu. Prašau, neišsigaskite iš karto baisios statistikos. Nėra pati maloniausia informacija, bet kuriuo atveju šita informacija keičiasi. Šita tendencija ir šitas pasaulis jau keičiasi. Pavyzdžiui, Ispanijoje jau yra pastebėta pažanga. Ir noriu, kad šitame video mes fokusuotumėmės ne į negatyvius skaičius, ne į baisią statistiką, ne į tragiškas situacijas, o į būdus išeiti iš jų. Okay? Biškai pavariau statistikos tokios žostkos. Žiūrėk, kaip gerai pjauna pjūklas. Čia blecha, tiesiog yra taisyklė. Tokiom temom kalbant, taisyklė, kad matricai nepatiks. Tai žodžiu, išvada yra tokia, kad skirtingai negu vyrų, moterų pavojingiausia vieta yra namai arba santykiai. Esminė problema čia yra ta, kad nepakankamas reagavimas buvo duotas šitiem dalykam ankstyvoje santykių stadijoje. Todėl savo asmeninės istorijos pasakojimą aš pradėsiu nuo pačių santykių pradžių, nuo pačios mano su buvusiu sutuoktiniu pažinties pradžios. Nes būtent tada įvykęs vienas vienintelis momentas turėjo kritinę reikšmę viso tolesnio mano gyvenimo scenarijaus eigai. Istorija tokia. Mes susipažinom per socialinį tinklą, aš gavau žinutę, susipažinti pakvietė, čia buvo šventinis laikotarpis, naujųjų metų sezonas. Iš pat pradžių sudarė labai stebuklingo, žavingo princo jaunikio įspūdį. Jau pasiruošė šeimai, viskas sutvarkyta, visi pagrindai sustatyti, tik tais imk ir kepk šeimą, kurk gražų darnų santykį. Katinukų nuotraukas man ten per pirmą pasimatymą rodė. Žodžiu, pakvietė į pasimatymą, susitarėm susitikti, atvažiavo prie namų, pasiėmė, labai padorus vyras. Bet dalykas toksai, kad aš jau nuo vaikystės turiu energijos skaitimo gyslą. Ir aš energijas jaučiu, energiją skaitau, visą laiką intuityviam lygmenyje. Ir tik tai dabar jau su amžiumi aš pradėjau tai lavinti konkrečiai sąmoningai. Anksčiau tai viską darydavau automatiškai, kaip ten man susišviečia, taip aš ir gyvenau pagal intuicijos balsą, kažkiek įklausiau, kažkiek neklausiau, kažkiek supratau tą galios faktorių, bet ne per daug sureikšminau. Ir aš jaučiu, kad atsisėdau į mašiną, iš karto pirmas pasimatymas, išbėgau, atsisėdau į mašiną ir iš karto automatu man skaitosi energijos, aš tiesiog jas jaučiu ir žinai, čia kaip tas pamatai ir negalėt matyti. Tai čia ir su tuo įgūdžiu tas pats, jauti ir negalėt jaust. Ir aš jaučiu, kad energijos yra labai dvejopos, dvilypės. Iš vienos pusės labai šilta ir maloni energija. Jaučiu, kad žmogus mandagus, jaučiu, kad žmogus stabilus, dalykiškas, turi discipliną ir tokią šilumą, žmogišką šilumą skleidžia kažkokią charizmą, žavingą asmenybę ir viskas. Kita pusė labai keista, aš jaučiu šalčio energijas visam automobilyje ir nesuprantu, iš kur tai eina. Ir apskritai man tai yra pirmas potyris gyvenime, kai aš vienu metu jaučiu dvi labai aiškiai išreikštas, bet visiškai prieštaringas energijas. Viena kitai tarpusavyje prieštaraujančias. Niekaip man nesusiderina, toks disonansas ir aš nesuprantu, kas čia man darosi. Ar čia mano kažkokie rodmenys nusimušė, ar čia kažkokios yra energijos pirmą kartą man sutiktos, kurio aš dar nesuprantu. Gerai, važiuojam, galvoju, pažiūrėsim, kaip ten kas eisis. Žinai, čia aš visą laiką čia išvadų neskubėk daryti, reikia biškį pavažiuoti pažiūrėti, čia nieko neprarasi, kas čia ką ir taip toliau. Nuvažiavam pasimatymą, ten viskas kaip ir fasadas, tas labai visada spalvotas, šviesus, tvarkingas, švarus, gražus. Bet visą laiką lydi paraleliai tas jausmas, kad yra šalia tos šilumos, yra kažkoks šaltis. Buvo geras tas pirmas pasimatymas kavinėje, toks trumputis. Grįžtu aš namo, po kelių dienų, man atrodo, mes vėl susitarėm susitikti, tik tai tada jau jisai nusivežė mane į savo sodybėlę. Truputėlį už Vilniaus. Šaunu, galvoju, žmogus turi ne tik tais nekilnojamo turto mieste, bet turi ir kažkokį tai dar gamtoj objektą, kuriame galima sveikiau gyventi, arčiau gamtos ir žmogus matyt myli gamtą, žmogus turi
ryšį su ta gamta ir vėl tas imponuoja visapusiškas stabilumas ir stovėjimas ant kojų, kas moterim visą laiką yra aktualu, ypač tame amžiuje, kuriame ateina laikas kurti šeimą. Viskas tvarkoj, buvo su ta kelionė į tą užmiestį, paliko gerą įspūdį, bet grįžus kažkodėl neįsivaizduoju nei iš kur, nei kaip, nei kodėl mane pradėjo imti beprotiškai stipri panika su drebuliu, su visais ingredientais įmanomais, iki gyvuliško išgąsčio lygio, susietas su tuo žmogum. Asociacijos su kažkokiais labai nusikalstamais ir baisiais dalykais. Nors žmogus normaliam oficialiam darbe dirba, geros pareigos, gera profesija, prestižinė. Atrodo, iš pirmo žvilgsnio visiškai neracionalūs dvejojimai ir įsivaizdavimai. Antras momentas, kur man darėsi kažkas labai stipriai pirmą kartą. Iki tol gyvenime man nebuvo nei panikos atakų, nei tokio masto baimės, drebulio ir apskritai tokios psichologinės būsenos ir dar, kad jinai užsitemptų kokias 3 dienas. Aš pastoviai žvilgčiau pro langą ir manęs kažkas tenai neseka, aš nesuprantu, iš kur tai atėjo, bet dabar jau tai suprantu. Apie tai ir pakalbėsim. Ir aš ant 3 dienos nusprendžiu, kad viskas be šansų. Be šansų. Aš manau, kad galbūt viskas gerai su tuo vyru, nėra gal jis joks nusikaltėlis ir nieko ten baisaus, ką aš prisigalvoju, bet aš daugiau su juo nebesusitiksiu. Tiesiog man yra toks didžiulis susietas išgąstis su tuo žmogum, kad man praeina bet koks noras, bet kokiai romantikai, bet kokiam šeimos kūrimui ir apskritai santykių kūrimui su tuo žmogum. Ir aš netgi pasakau savo visiems artimiesiems, paaiškinu, papasakoju, kad buvo toks, bendravimas su tokiu žmogum ir kad aš tikrai daugiau nebeplanuoju su juo megzti ryšio. Ir po to, po kurio laiko, vėl nesuprantamais, dabar aš nebeatsiminsiu, jau neatseksiu, ką aš ten savo logiškai kaip pateisinau, ką aiškinau ir išaiškinau, ar aš ten dar su kažkuo pasikalbėjau ir dar kažkokių išvadų naujų pasidariau. Bet po kurio laiko mano ankstesnė nuomonė pasikeitė į norą tęsti toliau tą bendravimą. Kaip sako, pasižiūrėti. Gal čia man susišvietė, žinai, gal čia man kažkas netyčia, kažkaip pasirodė, ko aš čia prisigalvoju, žinai, tie tokie tradiciniai, tie tokie tipiniai, tradiciniai, kai tau kūnas sako vieną, o protas tada viską perkalba ir pateisinimų suranda. Ir aš paklausiau proto. Paklausiau tų visų pateisinimų. Galvoju, nei čia man kada tai buvo keistai, kas čia man užėjo su to kūnu, gal čia ir visai neverta dėmesio kreipti. Iš karto toks spoileris, užbėgant įvykiam už akių, po 4 metų man pasikartoja lygiai ta pati būsena, tik tai daug didesnių stiprumų, daug ilgesnės trukmės, kaip ir sakiau, mėnesiais, tik tai skirtumas vienas, kad tą žmogų aš jau labai gerai pažįstu ir labai gerai suprantu. Kokie pavojai man gali grėsti, kokie ne. Kokių grėsmių aš galiu sulaukti ir ko man verta bijoti. Na ir žodžiu, tai po trupučiuką mes vis dėlto įeinam į santykį. Esu pakviečiama gyventi pas jį. Kalbos nuolat rimtos apie šeimą, nuolat kalbos apie vaikus, apie planus, apie kuriuos moteris visą laiką nuo mažens svajoja, tikisi, kad kada nors užaugusios, jos sukurs šeimą, taip gyvens, sutiks tokį princą, kuris jums ten pasiūlys, kurti tokį lizdą. Viskas vyko kaip iš vadovėlio, viskas vyko pagal planą, viskas vyko pagal kryžiausias mano iliuzijas. Kurį laiką mes pagyvenom, tada susituokėm, tada gimė vaikas, o tada lašas po lašo aš pradėjau matyti, kad čia yra labai, labai stipriai kažkas nenormaliai. Visuose santykiuose. Ir, žodžiu, aš tam tikrų momentų pradedu matyti, kad šitas asmuo iš esmės visiškai nėra suinteresuotas mano asmeninė gerovė, nei mano asmeninė, nei mūsų kaip šeimos, nei vaiko asmeninė gerovė, o iš esmės suinteresuotas tik tuo, kad maksimaliai daug žmonių aplink jį gyventų jo paties gyvenimą. Bet aš dabar į tą pusę per daug nesiplėsiu. Tiesiog faktas tas, kad aš supratau, kad šitoj vietoj mano asmeniniam gyvenimui arba mūsų kaip šeimos branduoliui čia sąlygų klestėti ir vystytis nebus.
Čia sąlygos vienintelės yra, kad klestėtų tik tais vienas asmuo, nesvarbu kokią kainą. Ir va tas pasakymas, žinai, nesvarbu kokią kainą. Tai iš tiesų turi esminę lemiamą reikšmę. Tai yra net tavo gyvybės kaina, viskas tvarkoj. Su tuo yra. Tai vat, o aš savo gyvenimą kažkaip, neplanavau kloti ant altoriaus kažkam. Ir tiesiog jaunystėje, žinai, atsisveikinti su visu tuo, kad Dievas davė man dovanų. Didžiulę, labai vertingą gyvenimo dovaną. Ir aš turiu jį gyventi, ir aš turiu gyventi savo gyvenimą. Žodžiu, aš daug galėčiau pasakoti, kokie yra tie ženklai, tie įvairūs dalykai, kuriuos aš pamačiau. Dalį jau papasakojau ankstesniuose savo video, dalį galbūt dar ateityje papasakosiu. Trumpai drūtai tariant, kaip ir anksčiau esu kažkada kitur minėjus, kai supranti, kad gyventi tau yra nesaugu, o tai rodo visi signalai, į kuriuos jau su laiku pagaliau pradėdama vis daugiau knisti informacijos ir aiškintis, kas po vėlių yra ne taip blogai su šita šeima, su šitų santykių ir kad niekaip jo neįmanoma ištaisyti, aš pagaliau pradėjau kreipti dėmesį ir į visas intuicijas, ir į visus kūno pojūčius, ir į visas mintis, idėjas, kurios ateina visiškai netikėtai, ir kitų žmonių kartais netgi pastabas, frazes, kurias dar anksčiau praleisdavau pro ausis, o paskui man viskas tarsi tokia didelė lavina, pradėjo sukritinėti ir susidėjo į tokią konkrečiai aiškę seką. Ir aš tada pradėjau galvoti, o kaip dabar visą šitą spręsti. Buvo pasirinktas aiškus kelias, reikia gelbėti savo kailį, savo vaiko ir kai jau pradėjau girdėti ir atvirų tekstų tokius pasakymus, kad arba tu užtilk, arba išjungsiu, na ir panašiai. Kai jau žinojau, kad žmogus namuose turi ginklą, kai jau buvau tam tikrų kitų istorijų apie žmogaus tam tikrus veiksmus ir poelgius išgirdusi ir ne iš bet ko, iš artimo rato, aš turėjau pagrindo susirūpinti ir sunerimti. Ir žinai, tas kūno jausmas, kai tu tikrai žinai, kad šitas žmogus galbūt dabar jisai ir nedaro nieko tau labai pavojingo, bet jis tikrai bet kada galėtų. O tas kūno jausmas, kai kūnas jaučia pavojaus signalus, viso emocinio fono, kai tu matai, kad žmogus galimai neturi gailestingumo. Kaip sako, žinai, subinė jauti. Anglų kalboje tai yra gut feeling terminas, o lietuviškai tai mes sakom subinė jauti, kad tau gali būti trindėts. Žinai, to labiau moterys. Mes esame moteris, mūsų ūgiai kitokie, mūsų kūno sudėjimai kitokie. Vyrų ūgiai, vyrų smūgiai, vyrų sudėjimai, vyrų dydžiai. Viskas yra, žinai, ne mūsų pranašumo kryptimi, ne? Tai jeigu jie būtų 3 kart smulkesni, arba iš viso kaip tie cucikai kišeniniai, pažiūrėčiau, aš aišku, kas čia ko bijotų, bet žinai, fiziniam pasauliu visų pirma yra fiziniai parametrai žaidžia. Su tais fiziniais parametrais tu supranti, net jeigu tu kažkaip galėtum atsikirsti psichologiškai, bet, sakykime, fiziškai, tu turi turėti elementarų saugumą tam atsikirtimui, kad jisai egzistuoti galėtų. Kai eina kalba apie tavo tiesiog sveiką kailį, kurį dar reikia, žinai, išsaugoti tam, kad tiesiog vaikas būtų užaugintas kažkieno juk, ne? Vaikas, kad mama turėtų ir panašiai. Tai tu jau 3 kartus pagalvosi, kalbėti ar nekalbėti, atsikirsti ar neatsikirsti ir apskritai šalia ko būtų, šalia ko nebūtų. Jo, tai tas, žinai, jautimas šikna, kad tu supranti, kad žmogus galbūt dabar tau nieko nedaro ir dabar šitą momentą nieko nedarys, bet tikimybė tokia egzistuoja. Bet vien tas faktas, kad pas jį nebūtų stopo ir nebūtų kažkokių didelių slenkščių, kurios reiktų peržengti tam, kad tai padarytų, vien tas suvokimas nulemia saugumo jausmą šalia žmogaus. O tas suvokimas, patikėk, nebuvo pas mane pats optimistiškiausias. Ir tas pasitikėjimas žmogumi, jisai nebuvo toks, koks turėtų būti šeimoje. Tai ir mes po to jau, kai išvažiavom, išsiskirstėm, aš tai stengiausi daryti maksimaliai saugiai, aš pasirinkau maksimaliai protingą, logišką, jautrią, sąmoningą, išmintingą strategiją. Ir dabar turbūt kartočiau tą patį, gal tik tais šiek tiek daugiau pasidaryčiau tam tikrų kitų papildomų žingsnių, dar daugiau pasvaršius pagal tą patirtį, kurią dabar jau susirinkau šitame lauke, dirbdama
ir domėdamas jau daug metų. Bet ir tada man užteko sąmonės, man užteko surinktų žinių, nes aš jas tada pradėjau žaibiškai rinkti ir ruoštis, nes supratau, kad man greičiausiai niekas nepadės, aš turiu kažką daryti pati, su savo galva labai rimtai susikaupti, susijimti ir važiuoti iš visų savo dvasios ir sielos šviesos jėgų, varyti į gyvenimą, nes, žinai, jau nėra ką prarast. Nėra ką prarast. Ačiū Dievui, užteko proto. Ir po to jau, kai mes išvažiavom, aš tikrai jau pradėjau jausti tą tokią grėsmę, kad, žinai, gali iš keršto dar kažką po to daryti. Šeimoje nepadarius, po to ateina laikas po skyrybų, kai daro, kad arba susigrąžintų ir šeimoje darytų, ko nepadaręs anksčiau, ne? Arba kad tiesiog kažkaip dar papildomai pakenktų, jeigu nebegali grąžinti atgal pas save. Kad pakenktų tom priemonėm, kurios yra prieinamos. Teisiniam priemonėm, dar kažkokiom įvairiom kitom. Buvo ten tų visokiausių bairių. Buvo ten, kad ir man ratai buvo atsukti. Ir buvo pasiūlymai man ten įvairūs, žodžiu, važiuoti į labai tolimus kraštus vienai kažkokiu atsigerti vaistukų. Įvairiausių buvo dalykų, grasinimai teismais. Paskui tą teismą ir padavė. Žodžiu, tie grasinimai, čia yra kapieš, tik tai sugeba tokio tipo, tokio kalibro asmenybės sutalpinti į vieną sakinį grasinimą ir prisipažinimą meiliai. Kad, žodžiu, taip stipriai myliu, taip stipriai jūsų vaikų myliu, kad jeigu taip ir taip nebus padaryta, tai tada bus taip ir taip ir taip. Tokios pasiekmes. Kam įdomu, pasižiūrėkit ankstesnius mano video, jeigu nematėte, ten šiek tiek daugiau visko papasakojusi su mano 6 metų istorija. Ir, žodžiu, aš nesaugiai jaučiausi dar Vilniui, kai mes išsiskyrėm, bet po to, kai aš persikėliau su vaiku į Druskininkus, persikėliau beje aš irgi labai atsargiai, labai apgalvotai, nieko daug neaiškinus ir instruktažą, kaip tą galima padaryti, instruktuoju privačiai, individualiai. Šita informacija, nors yra labai svarbi ir galėtų padėti daugeliui moterų, aš kol kas dar nedrįstu jos viešinti dėl pačios paprasčiausios priežasties. Aš nenoriu labai daug duoti sufleravimo narcisistiniams asmenybėms, kurių irgi nemažai žiūri mano turinį. Tai kai jau persikėliau į kitą miestą, ištiko visus karantinas, šeimos ūkių, žinai, susislėpimas patalpose, niekas ten niekur per daug nevaikščiojo, kontaktų beveik nebuvo. Tokį turėjau siaubą, aš tokį pergyvenau katarsį, aš tokį pergyvenau lūžį vidinį ir tragedijas vidinės tada, kai aš supratau, kad aš dar labiau esu nesauginės name, kuriame gyvenu, kuriame tuo metu nuomavomės butą. Aukšte nėra jokių net kaimynų. Apskritai name yra tik tai pora gal kaimynų. Ir kur bėgt, rėkt? Jeigu kartais ką, su tėvu susitikti, tai reikėdavo, nes reikėdavo perduoti vaiką. Ir, pavyzdžiui, pasiskambinus policija sureaguodavo taip, kad atvažiuot kartais galėdavo ten po valandos, po 2 dar kažkada. Nes yra man tekę ir pasiskambinti ir visą kitą. Ir dabar drebu iš tikrųjų, dabar galvodama apie tuos visus dalykus, prisimindama tas energijas, ten buvo, aišku, reikalai. Ir būdavo, aš atsimenu tie momentai, kai mes eidavom su vaiku ir su vaiko tėčiu pasivaikščiot į kokią nors vaikų žaidimą aikštelę ar į kokį parką. Ir viena mano dalis bando būti mama ir vaikui parodyti, kad viskas okei, žinai, eik žaist, o maža dar tuo metu buvo dukra. Mažytė, dar to pratelio nuliukas. Jinai ant tų supasi, žinai, o aš realiai drebu, aš nežinau tuo metu, kas susišvies vaiko tėvui, nes jisai tuo metu šantažavo ten dėl tam tikrų dalykų. Tai jisai norėjo taip. Pagal save ten ėjo paraleliai tam tikri procesai, tiek dėrybiniai, tiek ginčo procesai, kuriuose aš tikrai mačiau jo tą priešiškumą ir nepasitenkinimą situaciją, kuri įvykusi. Ir kad jisai nusiteikęs tikrai imtis kažkokių labai kardinalių veiksmų. Ir jeigu reikės, tai įvairios agresijos, nes ir taip jinai buvo demonstruojama ten ir per finansus, ir per žodžius, per grasinimus ir taip toliau. Ir tada dar nebuvo prasidėjęs teismas, bet aš jau suvokiau, kur link einam, kur link judam. Ir kadangi buvo per mažai žmonių tuo metu ir mieste, ir sakau, tas neoperatyvus reagavimas teisėsaugos atstovų,
Visa tai kėlė tokį dar papildomą nesaugumą tuo metu. Ir tų istorijų esu prisiklausiusi labai nemažai ir prisiskaičiusi, prisižiūrėjusi ir supratau tada labai aiškiai, ką reiškia įsiutintas žmogus, pas kurį nėra gailestingumo. Ką reiškia nepatenkintas grobuonis, iš kurio atima auką. Arba grobis pats pabėga. Ir aš labai aiškiai suvokiau, kad tuo metu aš esu pavojaus zonai, labai rizikingoj zonai. Ir dar aš mažai ką labai pažinojau Druskininkų mieste. Aš ir dabar sėdžiu, man dandys kalena. Aš grįžau mintimis į tą būseną, nors aš jau praėjo keli metai, aš jau apskritai daug perdirbus per tą laikotarpį. Daug jau ir dabar daug to saugumo atramų atsiradę yra, bet, čia reikia pajaust. Čia reikia pajaust, taip nepertiksi iš tikrųjų tokių dalykų. Tuo metu, tai Dieve padėk, kaip aš nuo ryto iki vakaro drebėjau. Ir tos visos mano būsenos, kurios mane aplankė po antro pasimatymo, tas galvojimas, kad galbūt nori mane kažkur išvežti, kažką padaryti. Ta prasme, tai jau ne bairis. Žinai, ir tai jau ne tiesiog kažkokia idėja ar pasigalvojimas. Tai yra realus žmogaus požiūris į mane, kur aš esu didelė kliūtis. Vaiko prasme, taip, nes vaikas gyvena su manim, vaikas manęs yra saugomas, prižiūrimas, auginamas. Aš tuo metu labai iš tikrųjų saugau Luknę, ta Luknės irgi labai pergyveno. Iš tikrųjų, kaip ir dauguma grobuoniško tipo asmenų, manipuliuojančio tipo asmenų, jie yra savininkiški. Jie nori, kad žmonės priklausytų jiem, dalykai priklausytų jiem, statusas priklausytų jiem, įvairius, žodžiu, kad turėti savo rankose viską. Buvo noras prisavinti tą vaiką. Ir kaip aš prieš tai kažkada esu minėjus, tas toks noras, kai užeina, tai jis dažniausiai būna toks, kad bet kokią kainą reikia daryti dalykus. Tai tas bet kokią kainą, žinai, mane gąsdino. Ir aš atsimenu, viena mano pusė bando būti mama, eiti kažkaip į kompromisą, į kontaktus su to tėčiu, eiti tas aikšteles tuo metu, kai tėtis atvažiuoja. Ir žodžiu, kita mano dalis stovi, dreba dėl saugumo. Toks buvo smagus periodas ir tai tęsiasi mėnesius. Paskiau dar ten buvo papildomų temų, dėl kurių man dar didesnės baimės kildavo. Prašiau Dievo, prašiau angelų, aš visų prašiau saugot ir padėt man išvežti visą šitą vežimą. Ir dabar dar pas mane pilna spinta prikaupta tų sąsiuvinių su tom visom maldom ir tom afirmacijom. Dievas mane visai tempė ir ištempė, išsaugojo. Ir aš kiekvienu momentu nebuvau tikra, ar aš išgyvensiu. Ar man dar daug liko. Po to dar reikėjo praeiti visokiausių kryžiaus kelių, daug labai ugnies, vandens, varinių triūbų, kanalizacijų. Buvo praeitas teismas. Po teismo labai daug kas pasikeitė, pagerėjo į gerąją pusę, stabilizavosi, nes labai daug kur buvo sustatytos tam tikros ribos, tam tikri rėmai, kurios nustatė teisme, apribojimai, nutarimai tam tikri, kurie padarė tą bendravimo tvarką mūsų adekvatesnę. Apskritai mūsų tuos nesutarimus kažkiek padėjo sureguliuoti, kažkiek padėjo balansų įnešti į visą bendrą bendravimo dinamiką, konkretumo ir aiškumo įnešė į bendravimo su vaiku tvarką, tėčio bendravimo su vaiku. Paskui baigėsi tie karantinai, ten tos situacijos atskirties baigėsi, po truputį pradėjau įsitraukti į tą sociumą mūsų mieste. Pažinčių pradėjo daugėti, veiklų pradėjo daugėti, vaikas augo, pasidarė lengviau. Aš pradėjau vis daugiau stiprinti save ir išmokau vis stipriau kontrmanipuliuoti, vis labiau remiausi į tą patirtį, kurią susirinkau. Neleidau, remdamasi teismo nutartim, neleidau tėčiui savivaliauti ir visiško bardako daryti bendravime. Tiesiog tie teisiniai
apribojimai ir tie teisiniai rėmai, kurie įspraudė mus abudu kaip tėvus į konkrečią bendravimo tvarką, buvo efektyvūs ir labai padėjo man neprarasti to vidinio stabilumo ir konkretumo. Remdamasi tą nutartim, aš galiu reguliuoti mūsų kaip tėvų santykiuose tarpusavio ir mūsų kaip tėvų santykiuose su vaiku. Nors, aišku, ten po teismo dar bandė kaišiot pagalius į ratus, dar jam netiko ten ta nutartis, žodžiu, daug ten prie ko jis bandė prikipti, padavė į apeliaciją. Ta apeliacija man, aišku, teko dar po to praeiti, apsiginti ir žodžiu, viskas po tos apeliacijos jau tada pradėjo rimt, nuslūginėti tą įtampą pradėjo ir tas bendravimas ėmė darytis vis labiau neutralus, plus kadangi buvo didžiulis atstumas tarp mūsų ir jo gyvenamosios vietos, dar tas atstumas pagelbėjo, plus žmogus susirado kitą partnerę, sukūrė šeimą su ją naują, susilaukė vaikų ir tai dar labiau atitolino ir atšaldė ir turbūt tiesiog persuko fokusą nuo mūsų, nuo bandymo pakenkti mum į naujo savo gyvenimo statymą ir naujos santykių dinamikos kūrimą su dabartinė savo partnerė, žmona. Kyla ir dabar tų nesutarimų, kyla kabliukų, reikalauja nuolatinės drausmės ir disciplinos visa ta santykių dinamika, kiek jinai susijusi su tėčio bendravimu su vaiku. Toliau vis tiek tai yra tęstinis darbas kiekvieną dieną. Arba ne kiekvieną, dabar jau retesnis tas komunikavimas, bet vis tiek tai yra toliau savidisciplina ir darbas prie to santykio, kad jisai būtų maksimaliai subalansuotas ir minimaliai trukdytų toliau gyventi savo paties harmoningą gyvenimą, bet aš niekada nepamiršiu, kaip mano kūnas elgėsi išmintingai, kaip daug jisai man tuo metu pasakė ir dabar gali pasakyti apie kiekvieną žmogų. Ir kokius signalus man siunčia kiekvieną kartą dabar, kai aš sutinku netinkamus asmenis, pavojingus asmenis, kai aš turiu padaryti pasirinkimus kažkokius, kurie man netinka. Kokius signalus siunčia kūnas ir aš jau išmokau skaityti tos signalus, tą visą informaciją. Kartais ne tik kūnas, kartais visa erdvė ir visa aplinka siunčia tuos ženklus. Tik tai nemokant skaityti jų negalim prisitaikyti, o dabar, kai aš pradėjau apie tai sistemingai galvoti, stebėti, kaip sąveikauja pasaulis su manimi, bandydamas man atnešti reikiamą informaciją, aš dabar jau daugiau galiu pasirinkti teisingai, man daug lengviau yra padaryti reikiamą sprendimą. Ir su amžiumi jau daug geriau supranti savo kūną, daugiau ženklų esi surinkęs, daugiau išmokęs skaityti, žodžiu, išmoksti to energetinio ir to ženklų rašto, kuris yra tiesiog, dar viena tyli pasaulio kalba. Visa mano žinutė šio video. Kūnas turi daug daugiau galių, daug daugiau išminties, negu kad mes dabar jam priskiriam. Daug daugiau negu protas, daug daugiau negu pati ta išmintis iš mūsų mąstymo ateinanti. Daug daugiau įžvalgų jisai turi, daug greitesnės reakcijas. Ir jeigu neišmoksime į pirmą vietą statyti kūno reakcijas, kūno išmintį, o tik vadovausimės pirmoje eilėje loginiais paaiškinimais, su logika mus labai lengva apipisti. Ir tai yra tai, ką daro manipuliatoriai paprastai. Nes su savo logika, jie tokias logikas, blecha, tenai sugeba išrutuliuoti, kad tu niekaip kitaip, jeigu ne per savo pojūčius ir kūną, niekaip kitaip neatsirinksi, kur yra tiesa, kur yra šlamštas, kur yra pizdiožas. O jau pizdėlinti kaip moka, tai čia yra meistrai pizdiožo. Todėl tik tais kūnas yra pagrindinis rodiklis ir kūno signalai. Ir žinai, aš pastebėjau tokią tendenciją, kad mes papuolam būtent ant manipuliatorių papuolam būtent tos, kurios nesame įpratusios sureikšminti savo jausmo, savo pojūčio svarbos ir daugiau pasitikime vis dėlto tą iš vaikystės įgytą pasaką, įteikta pasaka, kad viską galima paaiškinti protu ir čia reikia daugiau galvoti per tą protą. O jausmai tai yra čia visokios nesąmonės, čia jūs jausmais čia prisigalvojate, su tais jausmais, čia jausmai yra kažkas neapčiuopiamo, nerealaus, žodžiu, viskas paremta turi būti faktais, įrodymais, logika. Kas liečia manipuliatorius, vienintelis ir geriausias vaistas nuo visų, tai yra pasakyti tiesiog, žinai, sorry, ne, nes aš taip jaučiu.
Bet ir viskas. Vienintelis pagrindinis paaiškinimas. Ir manipuliatoriui, ir savo pačiam. Nebelyskite tą galvą, nes galvą labai greitai galvą galima į labirintą užvesti ir jai leisti pasimesti ir jinai tada nebežinos, kaip iš tikrųjų iš ten išsikrapštyti ir tada jau sutiks su tuo, kas yra kišama. O kūnas, jisai neturi nieko aiškinti ir jam nereikia nieko tenai aiškinti, jam užtenka jausti. Legalizuokite, leiskite savo turėti argumentą paremtą tik tai jausmais. Kodėl tu sakai ne, kodėl tu pasirinkai kitą kelią? Todėl, kad paprasčiausiai taip jaučiu. Viskas, nieko nereikia daugiau. Jausmas yra esminis argumentas, kuris visada išves ten, kur tau reikia būti. Net jeigu tu niekaip kitaip negali paaiškinti ir išteisinti loginę prasme. Būtent neloginiai sprendimai kartais yra patys laimingiausi, patys sėkmingiausi, patys pelningiausi, netgi kalbant apie finansus, ekonomiką ir praktinės sritis. Būtent tai, kur jauti šikną. Žinai, gut feeling. Va tie dalykai, kaip jie veikia stebuklingai. Dievulis gamta mus apdovanoja tokiais stebuklingais navigatoriais, tokiais įrankiais, tokiais kompasais. Jie vadinasi šiknos jausmas. Gut feeling, kurie vapšė neklysta, vapšė neapgauna. Čia tai kiek tik visko prisidėjusi tą galvelę turi, kas antrą kartą galės tave apipisinėt ir tavo paties mintis, ir svetimos ten tos visos išvedžiojimai, ten tie visi, žinai, proto mišrainės, kaip aš vadinu, kas antrą kartą gali tave išdulkinti, kaip sakoma, per smegenis. O per šitą skrandžio jausmą, per visus tuos baimės signalus, tą drebulį, tą visą susuktą pilvą, tavęs neapipisi. Ir jeigu tu jauti, kad ne, tai viskas. Eik tą pusę, kur sako tau kaip jausmas. Tokia šiandien mano yra žinutė. Mielosios, gražiosios, nuostabiosios, ačiū Jums, kad klausėte, ačiū, kad esate. Su Jumis buvo Kristina ir mano kanalas Ieškok šviesos viduje. Iš nuostabaus Narcizų lauko balandį!